už komandos darbą, už mūsų komandos darbą. Tai yra, kai mums moka nuo 1 pirmuose 2 paketuose 1 ir 1% ir visuose likusiuose 2% už tai, kad mūsų žmonės žiūri reklamas. Sekantis iš tokių bonusų, tai yra bonusas, kai jeigu mūsų toj komandoj kažkas vykdo kažkokius pardavimus, nuo 1 iki 6% nuo pardavimų. Trečiasis toks bonusas, tai kai visa mūsų komanda nuo 1 iki 6 gylio moka mėnesinį mokestį, nuo to mėnesinio mokesčio mes gauname nuo 1 iki 6% priklausomai nuo to, kurį paketą turim. Manau, kad šitie bonusai jums pakankamai aiškus, todėl kad kiekvieną kartą, kai kalbam, juos minim, apie juos kalbam ir jeigu kas nors dar turite kokių klausimų, be abejo turėsim laiko klausimėliams, tada atsakysiu visus tuos klausimus, bet tikiuosi, kad šitie bonusai mums aišku. Šiandien noriu daug daugiau apsistoti ir skirti visą galimą laiką trečiai rūšiai bonusų. Tai yra bonusai, kuriuos mes gauname, arba atlyginimas, kuriuos mes gauname už binarą. Kas yra binaras? Žodis bi, priešdėlis bi, reiškia 2. Binaras tai yra tokia sistema, kuri iš kažko vieno visą laiką išeina 2. Ta prasme, ar tai vienas žmogus, ar tai vienas kažkoks vienetas, turi 2 kojytės ir prie tų 2 kojyčių prisikabina 2. Ir iš kiekvieno iš 1 2. Tokiu būdu mes turime kažką dvilypį, 2 kojas. Dabar parodysiu, kaip tai atrodo mūsų atveju. Taigi, čia matot tą vadinamą binarą. Tarkim, pirmasis žmogus, visą laiką nuo mūsų prasideda mūsų binaras. Tarkim, jeigu čia būčiau aš, tai visus žmonės lipdau į savo 2 kojytės. Viena koja tai yra kairė koja, gal ir negražus pavadinimas, bet taip visi vadina. Kita koja tai yra dešinė mūsų koja. Dabar jūs galite sakyti, aha, prieš tai tu mums sakei, kad aš galiu asmeniškai, aš galiu pakviesti 2, 3, 5, 10, kad ir 50, kad ir 100 žmonių. Į plotį neribojama. O dabar jau kalbė apie 2 kojas. Taigi, nežiūrint į tai, kad aš galiu pirmame lygyje turėti 10 ar 100 ar 50, kiek bet turėčiau žmonių, visi mano pirmo lygio žmonės byrės į mano kojas. Tai yra, tarkim, jeigu čia šitas žmogus yra sponsorius, kaip matote, tai šitam paveiksliuke mėlynai nuspalvintų žmonės arba žmogeliukus turime omeny, kad tai yra jo pirmojo gylio žmonės. Tai reiškia, kad vienas žmogus nukrito čia, mano pirmo gylio jis ir bus visą laiką, kitas mano pirmo gylio žmogus nukrito čia, jis ir bus visą laiką mano pirmasis gylis, kitas mano pirmojo lygio žmogus, kurį aš asmeniškai pakviečiau į šitą verslą, nukrito čia. Nesvarbu, kad jisai šiuo atveju, jeigu žiūrim į binarą, tai būtų šitie 2 žmonės mano pirmam gylyje ir šitas paveiksliukas rodytų, kad šitie žmonės jau mano antrame gylyje. Tačiau binaras su mano 1, 2, 3 ir 4 gylių nieko bendro neturi. Todėl aš galiu turėti pirmam gylį žmonių kiek noriu, bet tie mano žmonės kris vienas paskui kitą žemyn. Kaip šitam paveiksliuke matom, visi mėlyni žmogeliukai, tai yra mano pirmo gylio žmonės. Nežiūrint į tai, kad jie nukrito čia ir dar žemiau, ir jeigu, tarkim, mes pradirbsim 2, 3, 4 mėnesius, 5 mėnesius, metus, po metų kažką pasirašysim savo į pirmą gylį, tai tas mano pirmo gylio žmogus ne šičia bus, o galbūt kažkur labai žemai, nepriklausomai nuo to, į kurią vietą mano binare nukrito mano pirmo gylio žmogus, jis vis tiek yra mano pirmo lygio žmogus. Ta prasme, tai yra 2 skirtingi planai. Vadinasi, jeigu binare krenta mano pirmo gylio žmonės į bet kokį gylį ir jie vis tiek mano pirmo gylio žmonės, vadinasi, reikia žinoti, kokiu būdu tie žmonės statosi
ir kokiu būdu, kaip aš turėčiau elgtis, kur man geriau ir patogiau statyti žmonės. Tai yra, įsivaizduokite, kad čia esate jūs. Čia yra jūsų sponsoriai. Visada turit turėti omeny, kad pačio viršutinio žmogaus visi žmonės visada kris tik tai į pačias kraštutinės kojas, arba į šitą liniją. Viršutinio žmogaus, mano sponsoriaus, tarkim, mano sponsoriaus žmonės niekada negali pakliūti nei čia, 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 nei niekur. Visa vidinė binaro dalis mano sponsoriui nepasiekiama. Kiek žmonių besirašytų mano sponsorius, visą laiką sponsorių žmonės kris į pačią šalutinę koją, ta prasme, kojos šalutinę dalį, pačią kraštinę dalį, arba į šitą liniją, arba į šitą liniją. Dabar tarkim, jeigu čia esame mes ir aš čia žinau, kad esu sponsoriaus kairėje kojoje, vadinasi, sponsoriaus žmonės gali atsikliūti mano kairėje kojoje. Jeigu sponsoriaus žmonės puola į mano kairę koją, tai aš daugiau turiu dirbti savo dešinę koją. Todėl, kad sponsoriaus žmogus čia jau man nepadės klijuoti koją. Priešingų atveju, jeigu aš esu sponsoriaus dešinėje kojoje, vadinasi, sponsoriaus žmonės gali nukristi į mano dešinę koją. Vadinasi, bet tokiu atveju sponsoriaus nei vienas žmogus niekada negalės nukristi į šitą pusę, į kairę pusę. Reiškia, priklausomai nuo to, kurioj sponsoriaus kojoj aš esu, tai priešingą koją turiu dirbti tik aš pats. Jeigu ką nors neaiškiai pasakau, atsiminkit, užsirašykite ant kokio nors popieriaus lapelio ir paskui, kai uždavinėsim klausimus, būtinai išaiškinsiu, todėl kad šitas momentas labai svarbus. Jeigu tik gerai išmoksim statyti žmonės, maksimaliai galimybių ištrauksim iš mūsų binaro. Taigi, dar kartą kartoju. Jeigu čia esu aš ir aš esu sponsoriaus kairėje kojoje, tai aš pati daugiau turiu dirbti savo dešinę koją. Dabar šitie raudoni žmonės, tarkim, tai yra mano žmonės. Čia aš ir raudoni žmogeliukai tai yra mano žmonės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mano aktyvus būtų binaras, būtinai taisyklė, atsiminkite visi, kad suaktyvinti jūsų binarą, būtinai turėtų turėti mažiausiai vieną žmogų vienoj kojoje ir mažiausiai vieną žmogų kitoj. Abiejose kojose bent jau po vieną žmogų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pagal šitą paveiksliuką, jeigu aš esu šitas žmogus yra mano sponsoriaus žmogus, tai mano pirmo lygio žmogus nukrito po juo, jokių problemų. Jis vis tiek yra mano pirmo lygio žmogus, kaip jau iki tai kalbėjom, kad kur be nukristų mano žmonės, jeigu aš juos asmeniškai pakviečiau, jie visada bus mano pirmo lygio žmonės. Tai reiškia, kad nežiūrint į tai, kad šitam paveiksliuke matote, kad mano pirmo lygio žmogus nukrito žemiau, jis vis tiek yra mano pirmo lygio žmogus. Taigi, vieną žmogų aš pasistačiau į savo kairėje koją, kadangi į kairėje koją, kaip matote, krenta ir mano sponsorių žmonės, ir kitus žmonės aš jau statau į savo dešinėje koją, nes tai yra ta koja, kurią daugiau turėsiu dirbti. Dabar įsivaizduokit, kad šitas mano žmogus, kuris yra mano pirmasis lygis, irgi pradeda dirbti. Jam, kurią koją reikės dirbti, jis stovi mano dešinėje kojoje. Jeigu jis stovi mano dešinėje kojoje, vadinasi, jam labiau reikės dirbti jo kairėje, kadangi aš galiu statyti čia savo žmonės arba čia savo žmonės. Vėlgi, jeigu čia mano binaras, tai vidinė binaro dalį aš liesti negaliu, man neįmanoma, mano žmonės čia nekris. Vadinasi, mano žmonės gali kristi, kaip ir matot raudoni, mano žmonės raudoni nukrito į vieną kojos pačią šalutinę dalį ir mano kitos kojos žmonės vėlgi krenta į pačią kraštutinę dalį.
vidinės dalies, man jas neišeina. Vadinasi, mano žmogus, jeigu atsikliuvo mano dešinėje kojoje, tai jis turi pasistatyti pirmai pradžiai bent vieną žmogų, taip pat dešinėje, bet jo reikalas dirbti daugiau kairę koją. Kitaip tariant, visada turim žinoti, į kurią sponsoriaus koją mes įkritom. Jeigu aš įkritau į sponsoriaus kairę koją, tai man reikės pačiai daugiau mano dešinę koją. Nors bent jau viena kairė koja, vieną žmogų į kairę koją taip pat turiu pastatyti. Ir lygiai taip pat, jeigu aš žinau, tarkim, aš čia būčiau, ar ne? Jeigu aš žinau, kad aš įkritau į sponsoriaus dešinėje koją, vadinasi, į dešinėje koją kris ir kiti sponsoriaus žmonės, vadinasi, aš pats daugiau turiu dirbti savo kairėje koją. Tikiuosi, kad šitą momentą supratote, nes tie mūsų bonusai, kurie bonusai mokami už darbą binare, mes ateisim prie tos lentelės, aiškinsimės, ten mums renkasi procentai, renkasi taškai, ten mums renkasi taškai, nuo taškų priklauso kvalifikacijos. Jeigu matėte prezentacijas, tai žinot, kad taškai visą gyvenimą sumuojasi, taškai niekada nenusibraukia nei pasibaigus mėnesiui, nei pasibaigus metams, nei pasibaigus 5 metams, taškai visą gyvenimą sumuosis ir dėka taškų mes kylame karjeros laiptais, bet apart to už surinktus taškus taip pat dar mums yra bonusas, piniginis bonusas, tai yra mokami priklausomai nuo kokį paketą turime, mums mokami pinigėliai. Taigi, kad geriau išsiaiškintume šitą momentą, pereisim prie sekančios lentelės ir pamėginsim pasiaiškinti sekančią lentelę. Kad ją geriau suprastumėm, tai dar kartą prabėgsim, kokius paketus galime turėti. Be abejo, visi, kurie pasirašome kontraktą, automatiškai mums padovanojamas paketas, jis nieko nekainuoja, bet bronzinis paketas, kadangi jis yra dovaninis, kadangi jis nieko nekainuoja, tai jis mums duoda 0 taškų. Jis tiesiog mums neduoda taškų. Tačiau net jeigu žmogus turi bronzinį paketą ir jo komandoje atsiranda kitų paketų, tai tie kiti paketai jam sumuojasi, net jeigu jis pats turi dovaninį paketą. Taigi, bronzinis paketas 0 taškų, sekantis paketas boosteris 100 taškų, jeigu prisimenat, boosteris kainuoja 399 dolerius, gal kaina ir nelabai svarbi. Sidabrinis paketas duoda 300 taškų, auksinis paketas duoda 500 taškų, platina 1000 taškų ir vizionieriaus paketas duoda 1500 taškų. Dabar pamėginkim įsivaizduoti tokią situaciją. Tarkim, čia mano binaras, tai yra šita linija skiria mano kojytės, mano kojas, čia aš turiu mano kairę koją ir čia aš turiu mano dešinę koją. Čia paveiksliuke aš turiu platininį paketą, bet tarkim, galbūt aš netgi bronzinis paketas. Nuo to, kokį paketą aš turiu, taškų skaičius nesikeičia. Nuo to, kokį paketą aš turiu, priklausys, kiek procentų nuo taškų aš gausiu, bet prie procentų nuo taškų dar prieisim truputį vėliau. Dabar noriu paaiškinti, kaip skaičiuojasi taškai. Tai irgi labai svarbu žinoti. Galiu pasakyti tokį dalyką, negaliu, o turiu pasakyti tokį dalyką, kad jeigu, kaip matėm anam paveiksliuke, gal įjungsiu, kaip matėm šitam paveiksliuke, kad žmonės krenta į 2 kojas, vadinasi, žmonės maišosi, vadinasi, tarkim, šitoj kojoj. Čia mano sponsorių žmonės krenta po manim, ta prasme, mano žmogus yra šitas žmogus. Ir mano žmogus yra šitas, jeigu aš esu čia. Bet šitas žmogus tai ne mano,
kaip, jeigu atsimenat, kaip kalbėjom, kad mėlyni žmogeliukai tai yra sponsoriaus pirma linija. Ką noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad čia esu aš ir šitą žmogų pasirašiau ne aš. Čia ne mano žmogus, čia ne mano nei pirma, nei antra, nei trečia, nei šešta, nei jokia kita linija. Čia mano sponsoriaus žmogus atsikliuvo į šitą vietą ir jokia linija man nėra. Vadinasi, kai kalbėjau apie bonusus, kurie mums mokami už mano komandą nuo 1 iki 6 gylio, už šito žmogaus darbą aš ten procentų negaunu. Aš procentus gausiu už savo komandos darbą. Tačiau, kai žiūrim binarą, tai į mano kojas krenta ir žmonės iš viršaus, tai yra mano sponsoriaus žmonės. Galbūt mano sponsoriaus žmonės taip pat su laiku atkris į mano kojas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mano komandiniai procentai už šitus žmonės man neteina, aš jų negaunu, tai taškai binare man skaičiuosis nuo visų žmonių, kokie tik tai yra mano kojose. Kitaip tariant, pavyzdžiui, jeigu čia esu aš ir čia yra mano kairė koja, o čia yra mano dešinė koja, tai nepriklausomai nuo to, kieno žmonės yra mano kairėje ir kieno žmonės yra mano dešinėje kojoje, jeigu tie žmonės yra ir jeigu jie įsigyja su laiku paketus, visi taškai priklausys ir man. Dar kartą kartoju, šitame binare taškai priklauso nuo visų žmonių, kurie yra mano kairėje ir kurie yra mano dešinėje kojoje, nepriklausomai nuo to, ar tie žmonės mano ar ne mano. Tai yra, tarkim, grįžtam vėl prie šito paveiksliuko, kaip skaičiuosi taškai. Taigi, čia aš ir vadinasi, mano kairėje kojoje, kadangi mes matom geltoną žmogeliuką, o žinom, kad geltonas spalva tai auksas, vadinasi, šitas jūsų binare taip ir matysite, kai žmogus įsigys paketą, žmogeliuko spalva pasikeis. Vadinasi, šitas žmogus įsigijo aukso paketą. Aukso paketas mums duoda 500 taškų. Puiku, aš jau savo kairėje kojoje turiu 500 taškų. Kaip matome, ruda spalva reiškia bronzą. Šitie du žmonės toliau dirba su bronziniu paketu, bet bronzinis paketas tai 0 taškų, vadinasi, jie taškų man nesumuoja. Čia matau jau pilką žmogeliuką. Pilkas žmogeliukas tai sidabrinis paketas ir sidabrinis paketas man duoda 300 taškų. Ir antrą žmogeliuką pilką taip pat matau savo kairiai kojoj, vadinasi, dar kartą turiu 300 taškų. Ir kaip mato čia apačioj, ką duoda mano kairė koja. Vienas aukso paketas buvo įsigytas ir 2 sidabro paketai. Aukso paketas 500, 2 kartus po 300, bendroje sumoje 1100 taškų susikaupė, tarkim, šiandien, nes taškai skaičiuojami kiekvieną dieną. Šiuo momentu mes visi tik pradedam ir praktiškai visi pradedam, ne praktiškai, o iš tikrųjų visi pradedam nuo bronzinio paketo, vadinasi, pirmomis dienomis kaip ir taškų nebūna. Bet turėkite omeny, kad visi dirbam, visi pinigėliai kaupėsi ir kuo daugiau dirbsim, kuo daugiau pinigėlių kaupsis, tuo greičiau pradės žmonės įsigyti kitus paketus ir tuo greičiau pradės atsirasti taškai. Ir kai komanda didelė, kai padirbam keletą mėnesių, tai kiekvieną dieną kas nors visoje didelėje komandoje, kiekvieną dieną kas nors įsigys paketus. Vadinasi, pinigėlius už paketus mes gausime kiekvieną dieną. Taigi, šita mano kairė koja surinko 1100 taškų. Žiūrime, kasgi darosi dešinėje kojoje. Mano dešinėje kojoje matau vieną geltoną, 500 taškų, nes įsigijo aukso paketą. Dar vieną aukso paketą taip pat matau dešinėje kojoje, dar 500 taškų. Ir lygiai taip pat matau dar 2 bronzinius, sidabrinius paketus. Tai yra dar 2 kartus po 300 taškų. Taigi 500, 500, 300 ir 300 iš viso gaunasi 1600 taškų mano dešinėje kojoje. Dabar taisyklė sako tokį dalyką. Mums mokama už trumpesnės kojos taškus.
iš pirmo žvilgsnio skamba negražiai, todėl kad sako, ai, tai man nugnybė, nuvogė mano ilgesnės kojos taškus. O iš tikrųjų reikia būtinai turėti omenyje, kad į kojas krenta ne tik mano žmonės. Mano kojose gali atkristi žmonės iš viršaus, mano sponsoriaus ar kito sponsoriaus ar keleto sponsorių. Žmonės atkris į mano koją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tikrųjų visi tie taškai, kurie renkasi abiejose mano kojose, niekas nerenka žmonių. Čia tavo, čia ne tavo, čia tavo, čia ne tavo, čia tavo, čia ne tavo. Skaičiuojami taškai bendrai. Todėl iš tikrųjų niekas manęs neskriaudžia. Iš esmės taip ir yra, gauname už trumpesnę koją, nepriklausomai nuo to, ar tai mano žmonės ar ne mano žmonės įsigijo paketą. Ir kaipgi skaičiuojama. Vadinasi, šiuo atveju trumpesnė koja turi 1100 taškų ir tai reiškia, kad šiuo atveju aš turiu platinos paketą. Turėdamas platinos paketą, platinos paketas yra šitas, turėdamas platinos paketą, aš gausiu 30% nuo taškų sumos. Tai yra 1100 taškų surinkau toj kojoj trumpesniai ir esu platinos paketas, man priklauso 30% nuo 1100 taškų. Tarkim, šiandien mes turime trečiadienį, reiškia trečiadienį tie žmonės įsigijo paketus, trečiadienį man paskaičiavo 30% nuo 1100 taškų, tai yra $330 ir ketvirtadienį $330 atsirado mano balanse. Tai yra pinigai už taškus mokami kasdien. Ir kai turėsim didelę komandą ir kai dirbsim daugiau mėnesių, kai žmonės pradės uždirbti daugiau pinigų, tai kiekvieną dieną kažkurioje kojoje vis daugiau ir daugiau atsiras žmonių, kurie įsigyja paketus. Tai bus bonusas ar atlyginimas, kaip aš vadinu, kurį gausim kiekvieną dieną. Taigi, jeigu mano kairėje kojoje 1100 taškų, dešinėje kojoje 1600 taškų, man priskaičiavo 1100 taškų už trumpesnę koją ir tie likusieji skirtumas nuo 1600 iki 1100, tai yra liko 500 taškų, vadinasi, dešiniai kojoje tie 500 taškų laukia. Ir kai aš kairiai kojoje kažkas įsigys, tarkim, aukso paketą, 500 taškų, aš gausiu iš karto už 500 taškų savo 30%, jeigu aš esu auksinis, ta prasme, platinos paketas. Jeigu šiuo atveju aš turėčiau bronzos paketą, vis tiek gausiu pinigėlius, kad aš pats ir neturiu jokio kito paketo, o tik dovanotą paketą, nesvarbu. Tik tai skirtumas tas, kad tuo atveju man mokės 15%. Reiškia, jeigu čia būčiau aš ne platina, o bronzos paketą turintis žmogus, vis tiek man šitie taškai prisiskaičiuoja ir ta 100 000 taškų man sumokės pinigėlius, tik tai bronzos paketui duoda 15% nuo sumos surinktos sumos taškų. Tai yra, šiuo atveju būtų $165. Taigi, jeigu trečiadienį mano kairiai kojų įsigijo tiek paketų, tai ketvirtadienį $165 įkrito į mano balansą, į mano balansinę sąskaitėlę. Taigi, šiuo momentu pamėginsiu užbaigti aiškinimą taškų. Ramūno paprašysiu, kad nutrauktų įrašymą.